Sveiki matematikai! Šiandien mes gilinsimės į skaitinių reiškinių pasaulį. Nuo paprasčiausių operacijų iki sudėtingesnių skaičiavimų, įtraukiant ir mum jau pažįstamus logaritmus. Atliekant skaičiavimus yra svarbi veiksmų tvarka, kurią dabar panagrinėsime. Skaičiavimai pradedami nuo veiksmų skliausteliuose. Tai reiškia, kad viskas, kas yra skliausteliuose, atliekama pirmiausia. Toliau seka laipsniai ir šaknys. Mums jau gerai žinomi logaritmai atliekami po laipsnių ir šaknų. Toliau seka daugyba ir dalyba ir galiausiai sudėtis ir atimtis. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktikoje. Kaip manote, kam bus lygu 2 + 3 kart logaritmas iš 8 pagrindų 2? Visiškai teisingai, 11. Nes pirmiausia skaičiuojamas logaritmas iš 8 pagrindų 2, kas yra lygu 3, tada šis rezultatas sudauginamas su 3 ir galiausiai prie viso to pridedama 2. Panagrinėkime, kam yra lygu logaritmų iš 100 pagrindų 10 pakelta kvadratu minus 5 padalinta iš logaritmo iš 5 pagrindų 5. Tai yra lygu minus 1, nes logaritmas iš 100 pagrindų 10 kvadratų yra 4 ir iš 4 atėmus 5 padalinta iš 1 gauname minus 1. Pabandykime išspręsti žodinį uždavinį su logaritmais. Turime formulę, kuria apskaičiuojamas bakterijos kultūros augimas. Turime išsiaiškinti, kada bakterijos kultūra pasieks 8000. Sudarome šitokią lygtį ir padalijame abi pusės iš 500. Kaip galime išsiaiškinti, koks tai laipsnis? Manau, kad puikiai proga pasinaudoti logaritmais. Kadangi nežinomasis yra laipsnio rodiklis, taikome logaritmą abiem lygties pusėm. Galime pasirinkti bet kokį logaritmo pagrindą, bet patogiausia naudoti 2, nes mūsų lygtyje yra pagrindas 2. Prisimename logaritmo laipsnio taisyklę ir taikome ją dešinėje lygties pusėje. Dabar mūsų reiškinys atrodo daug paprastesnis. Galiausiai apskaičiuojame logaritmus ir randame, kad tai yra lygu 4. Tai reiškia, kad bakterijų populiacija pasieks 8000 po 4 valandų. Logaritmai naudojami įvairiose srityse, tokiose kaip mokslas, inžinerija, ekonomika. Jie padeda spręsti uždavinius susijusius su eksponentiniu augimu arba mažėjimu. Pavyzdžiui, bakterijų dauginimąsi, radioaktyvų įskilimą, palūkanų skaičiavimą ir panašiai. Šiandien mes ne tik išsiaiškiname veiksmų tvarką, bet ir praplėtėme savo žinias apie logaritmus. Dabar jūs esate pasiruošę spręsti įvairius skaitinius reiškinius. Iki sekančios matematinės kelionės.